parodysiu tiksliau, kaip tiesiog naudotis pagrindiniais dalykais interneto naršyklėje. Visų pirma, pradėsime nuo to, kaip įsidėti jūsų saitą, tiksliau neįsidėti, pasidarys jūsų saitą, nuorodą pagrindinę, kaip jį tik įeisite į naršyklę. Spaudžiame Tools, Internet Options, lietuviškai bus įrankiai ir interneto įrankiai, ypatybės, turbūt tai bus. Parašome Ozo mokykla EU šiuo atveju ir spaudžiame OK. Ir tiesiog spaudžiame Home tab ir atsidaro automatiškai. Toliau, View Toolbars. Toolbars tai yra jūsų visas įrankių juostas, štai visas prasideda nuo čia ir štai suknėlė, štai va čia va. Čia visas pagrindinės, čia šitą tiesą pasakęs nelabai reikia. Toliau. Kaip įsidėti jūsų norimą saitą į Favorites? Tai tiesiog dviem būdais, man atrodo, galim pasidaryti. Vienas iš tų būdų yra spaudžiam Favorites, Add Favorites, pasirašot pavadinimą, tarkim, kai čia duoda automatiškai iš karto Ozo mokyklą, pasirenkat, kur norite išsaugoti ir spaudžiate Add. Arba galima tiesiog paimti ir štai nutempti čia. Tiesiog paspaudus jums automatiškai atsidarys, nereikės niekur nulandžioti ir naršyti. Toliau, History, jūsų lankom saitus, kuriuose jūs lankotės. Štai čia yra parodyta, netgi pagal datą sudėliota. Nuo anksčiausio iki dabartinio. Galite, tarkim, paspaudžiat štai ir rodo visą jūsų tą dieną lankytą, ar tą savaitę lankytus tinklapius ir panašiai. Taip, toliau, kad ištrinti History, einam Tools, Delete Browsing History. Ir štai čia pasirenkat visus, kuriuos norite. Taip, History. History tai yra saitai, kuriuose jūs lankėtės tiesiog kaip kopijos nuorodų. Cookies, tai lietuviškai nežinau kaip čia pasakyti net, tai yra kaip tokie failai, kaip prisekti prie jūsų kompiuterio būna, kad iš karto atpažintų saitas, kas jūs toks esate. Ir štai čia temporary, čia laikinos, ten kur lieka nuotraukos ir panašiai. Taigi, kad visą tai ištrinti, tiesiog paspaudžiate Delete ir automatiškai ištrinai viską. Toliau, kaip užblokuoti jūsų nenorimus saitus, tai kad čia, tarkim, labai praverstų tėveliam, kad nenorėtų, kad vaikai žiūrėtų, tarkim, jam nereikalingus tinklapius ir panašiai. Einame Tools, Internet Options, tiesą pasakęs, ir mokykloje labai dažnai mokytojai naudoja. Spaudžiam Content Advisor ir spaudžiam Enable. Įvedam čia slaptažodžią. Šiuo metu aš pasidaręs Ozo mokykla. Spaudžiame Settings. Approved Size spaudžiam. Štai čia vat įsivedat tuos saitus, kuriuos jūs nenorite, kad jūsų vaikai landžiotų, arba nenorite, kad mokykloje vaikai, tarkim, mokytojai labai dažnai blokuoja štai šį OneLT saitą ir spaudžiame Never. Ir spaudžiame OK. Štai jūsų saitą užblokavo, einame OneLT, štai neprileidžia, tiesiog prašo jūsų slaptažodžių, kad įvestų, ko dažniausiai vaikai nežino. O kad visą tai išjungti, tiesiog dar kartą einam Internet Options, Content ir spaudžiame Disable. Ir įvedam slaptažodį. Spaudžiame OK ir štai viską įjungia, dabar savo ramiai galite įeiti į jūsų norimą saitą. Toliau. Na, regis jau ir viskas, taigi tuom ir baigsime. Dėkui. Projektą rengia 11 klasės mokinys Pavelas. Viso.